Vieną šaltą pirmadienio vakarą, važiuodamas namo, sugalvojau, kad visai norėčiau įsigyti kažkokį tai automobilį ir jį ištestuoti šiek tiek kitokiomis sąlygomis negu įprastai. Grįžęs namo, įsijungiau auto.lt ir į mano akį iš karto kryto žalias senas Žigulys. Aš sudalyvavau aukcione ir man jį pavyko laimėti už 275 eurus, bet pardavėjas nesutiko su mano pasiūlyta kaina, tad likau be žalio Žigulio. Bet prisiminiau, kad vienas mūsų pažįstamas parduoda baltą Žigulį. Nuvažiavau jį, apsižiūrėjau ir nuo čia prasideda Žigulio istorija. Kaip jautiesi darydama šitą nesąmonę? Todėl 400 papaiškė. Kiek pumpuot? Kokie tas pasidarys? Užšalo. O tai va. Pirmieji nuotykiai. Kiek šiandieną turime minusą? Laikrodis man rodo minus 7. Minus 7. Minus 400 ramus. Aš netyčia. Ne tą pusę dėdė. Tai biškį atgal paduodam? Op, stop. Nestabdyk. Bandyk kurt. Nusipirko Žigulį. Čia eilinis kartas, kada negalima pirikukui duoti pinigų iš karto. Kaip sakant, gera pradžia pusė darbo. Reikia pratintis, o ką daryti? Sės pravešu. Ne, dėkui, aš pastovėsiu. Čia pas tave patsosas dabar ištrauktas? Jo, dabar ant to čiupimo režimo. Tad, kaip matėte, įsigijome šį 89 metų inžinierinį stebuklą ir nusprendėme susilieti su tuo automobiliu. Įsigijome aprangą, viską ir tą automobilį jau šiek tiek panaudojame, su juo pasivažinėjome, bet iškilo truputis bėdų. Automobilis ilgą laiką stovėjęs, tai įrodo seni lietuviški dokumentai, dar įlaminuoti, išdavusi policijos komisariato Šiaulių etas, nežinau, ką tai reiškia, bet tai nesvarbu. Automobilėje yra tepalo spaudimo daviklis, rodo, kad spaudimo beveik nėra, tai reiškia, kad greičiausiai tepalas yra antiek senas, kad nesukelia spaudimo, pečiukas nešildo, kas ten dar. Žodžiu, eime prie automobilio ir viską netrukus parodysime. Prašau. Žinai, ko nepaėmėm? Šepečių. Palauk. Kokia laimė šiaip iš tikrųjų yra, kad mano kailiniai yra daugia funkcijai, žiūrėkit, iš šiltesnio sezono pasidaro iš šaltesnio, kepurė irgi daugia funkcinė. Kaip apie viską šiaip iš tikrųjų buvo pagalvota, eime. Girdi kaip sniegas traška. Šioje mašinoje yra keilės gaus sistema, jinai atsidaro. Aš dar šiek tiek pasiruošiu su kailiniais. Taip, dabar ką reikia padaryti? Pradžioje reikėtų šiek tiek pasiruošti variklio gaubto atidarimui. Prasivalysim. Šiaip iš tikrųjų, Instagrame buvau pasidalinęs story, kokį išbandymą reikėtų padaryti su šiuo automobiliu. Nemažai jūsų parašė visai įdomių išbandymų, bet galite dar parašyti ir apačioje komentarė, kokius padaryti išbandymus. Va čia va, parašykite apačioje, todėl kad aš manau, kad mes padarysim su juo 2, 3, o galbūt net ir 4 serijas. Todėl kad tokių įdomių dalykų radau dar šiame automobilyje. Jeigu ateisite, parodysiu. Žiūrėkite. Šiaip kažkas rašė, kad reikėtų spirti iš kojos kažkur, kad bagažinę atidarytų, bet aš kol kas savo automobilio neniokosiu. Žiūrėkite. Pardavėjas įdėjo žieminės padangas. Manau, mes jas ant galo tikrai uždėsim, todėl kad jos yra tik tai 2 ir būtinai panaudosime. Šiaip dar vienas labai įdomus dalykas, kad šitas automobilis dar gali užsivesti nuo pagaliuko.
Bet mes to pagaliuko nežinom, ar turim. Eisime ieškoti. Čia atrodo įdomiai. Šiaip man labai patinka toks dalykas, kai nusipirki mašiną, jie aptyrinėti, kokių dalykėlių jie yra. Ypač labai mėgstu, kai mašinos iš aukciono atvažiuoja. Atsarginės lemputės. O tarp kitko, mačiau, šitas žibintas nešviečia. Dabar mūsų pagrindinė užduotis yra užsikurti automobilį ir jį įsivaryti į vidų. Užsidarė. Lengvų rankos judesiu atidarome variklio gaubtą. Iš šitos pusės man nepavyksta jo atidaryti, todėl kad tarpas yra per mažas ir mano pirštai netelpa. Tada dažniausiai tenka eiti į šią pusę. Variklis laikosi pats. Šiaip iš tikrųjų nežinau, atsinešiau boosterį, bet pabandykime automobilį užsikurti ir taip. Kad šį automobilį užkurti, labai daug visko reikia nuveikti. Nežinau, kaip lietuviškai vadinasi patsosas. Viso gero, to ir tikėjausi. Bet dar vieno dalyko nepadariau, kurį reikėtų padaryti prieš kuriant šitą automobilį. Tai vat, kai įsivarysim automobilį į garažą, būtinai dar pasikrausime bateriją, akumuliatorių. Štai čia yra pliusas. Nemeluosiu, ne pirmą kartą tai darau. Eik tu savo pamečiu, kur tas dalykas yra. Kur jis dingo? Kaip jis galėjo dingo? Ai, va, radau. Va, čia sakė papumpuot. Papumpuojam. Tada reikia palaukti, bėgu boosterį, įsijungiu. Opa, apsukų sukėlėjas sukeltas. Nu ką, cold start, kaip sakant. Lemputės visos žyba ir... Nu, davai, mažulė. Nepavesk. Davai. Čia gazas dugnas nuspaustas, jeigu ką. Teko atleisti ir jisai geriau pradėjo dirbti. Yes. Kol mašina šyla, reikia ją visą apsivalyti, kad kuo mažiau vandens būtų garaže. Raktą viduj palikau, įdomu, neužsirakins. Jokauju. Man labiausiai patinka, kai užsidaro variklio gaubtas. O. Šitą dalyką reikės kažkaip irgi patvarkyti, nes nuo greičio gali nupūst. Aš su juo planuoju važiuoti prie jūros. O žinot, ten greitis 110 dabar leidžiamas. Nežinau, ar pavyks tokį greitį išvystyti, bet pasiruošti viskam reikia. Žinai, kas faina? Kad jisai iš tikrųjų nuotraukose atrodo daug didesnis, o iš tikrųjų yra mažiukas ir man kaip trumpakojui labai patogu. Nes pavyzdžiui, jau kažkokį tai didesnį automobilį, viskas stogo nebepasiekiu per vidurių išsivalyti ir važinėjau žiemą kaip su rykliu kokiu. Nu ką, šis inžinierinis stebuklas jau mūsų garaže ir dabar reikia apsispręsti, ką daryti. Ar eit bandyti sutvarkyti iš karto šildymą, ar eiti pradžioj pasižiūrėti, koks yra tikrasis bagažinės turinys. Kolega? Bagažiniai, palaukite, sekundėlę, mėlynasis pirštinės. Neužtrukome ir kelių sekundžių. Taip. Opa. Čia matėme, kad yra lemputės, bet šiaip užsegimo metu, ką pastebėjau, kad suspaudė jį ir gali tas lemputės tiesiog sutraiškyti. Labai nepatogus dalykas. Turime tepaluotą vaistinėlę, jai matyti tiek pat metų, kiek ir man, supelėjusi tabletę. Žirklės sužrudėjusios, amoniakas, kažkokios tai tabletės. Čia šių laikų išradimai. O dabar pats įdomiausias dalykas. Oba! Nežinau, kiek jos čia naudos duos, bet vat pasižiūrėkite. Atrodo mėsos, kad ir yra, bet iš tikrųjų tai aš nežinau, ką tu manai. Duos jas naudos kažkas tai ar ne? Aš irgi manau, kad jas naudos, jokios neduos. Bet pabandysim. Traukiame antrąjį. Antrasis yra neišimtis. Ulialia. Tu pažiūrėk. Senovinis bulvių maišas. Senovinis metalo gabalas. Sena stabdžių šlangutė. Čia nauja. Lauk. Va! Štai kas man buvo įdomiausia. Eime išbandyti. Reikia įstikinti tikrai ant pavaros. Taip, jungiam laisvų piridačių. Vis dėlto aš mieliau pasirinkčiau įsigyti geresnį akumuliatorių. Jeigu tupinėti prie šitą automobilį. Ne, nesąmonė. Skylutė yra, bet ten radiatorius. Matyt, aš kažką būsiu netaip supratęs. Gal po šitą nebuvo. Gintarai! Va. Nu, tai aš ją kišutį, čia radiatorius. Arba per bamperį neįeina. Tai per bamperis pažiūrėjau. Bamperį nuimti? Nu, aš tai tikrai bamperio dabar jau nebeperdėdė, nesu jam, kad jau taip užvest. Bet jeigu taip atsitiktų, kad bamperis pats nuspręstų mūsų palikti ir atsirastų vietos įkišti šitam daiktui, mes tikrai tai išbandytumėm. Taip, ką mes čia turim šitam maišelėje? Naujus galinių stabdžių. Naujas galinių stabdžių trinkelės. Iš viso šito turinio aš manau, kad mes pasiliksime žvakės. Va šitas kažkoksai tai įdomesnis daiktas. Aina sau, kiek čia daug nereikalingo daikto. Kas čia? Čia toks jausmas kaip pagalvė kokia gali būti. Lauk.
Ir ką jūs galvojat? Made in Italy. Jis neoriginalus. Lauk. Kas čia? Kas čia? O čia tai radinys. Visiškai naujas valytuvas. Kas čia? Čia sankabai? Gintarai. Galima tave dar biškai patrukdyti. Čia sankabai? Nu, nakladkės čia. Bet sankabai? O, tai užzinkuota. Aš tai galvau, kad čia šitas žongliruoti skirtas. Sankabos aš tikrai neplanuoju jam keisti. Kodėl aš visą tai jums pasakoju? Pilnai ištestavę šį automobilį, aš jį pamėginsiu parduoti, užpliusinti ir tada Ignas savo nusipirks kažkokį automobilį geresnį. Nes aš tikiuosi, kad man pliuso iš jo pasidaryti pavyks. O aš jį pardavinėsiu per aukcioną, per Auto.A ir kas daugiausiai pastatys už jį, tas jį ir laimės. Va šito vieno kažkurio tai kalpoko trūksta ir automobilis atrodo labai nesimpatiškai. Kaip jis čia turėtų užsidėti? Sprendžiant, kad tai yra senas automobilis, tai jam gali reikėti tiesiog jėgos. Nu ne, kažkaip per daug labai vietos lieka. Aš žinau, ko man reikia. Nei vienas dar automobilis nebuvo susitvarkęs be šio daikto. O gal mašina blogai stoja, kad nepasitaiko? Bus gerai ir be jo. Eime toliau. O šitas maišelis paslaptingas nieko gero nežada. Čia irgi, manau, kažkokios detalės, bet man atrodo jos senas. Kada auksas bus? 89 metų įrankių dėžė. Veikia? Wow. Įdomu, ar veikia? Veikia? Gerai, šito dalyko mums būtinai prireiks kelionėje. Artimiausiamis dienomis planuoju su savo kolegomis važiuoti su šiuo automobiliu prie jūros. Reikia būti pasiruošusiems gyvenimo atvejams. Aš tikiuosi, kad sankabos diskelių mums neprireiks. Nieko tikiuosi neprireiks, bet atsargumas gėdos nedaro. Čia termosas ar gesintuvas? O, dar priekinės kaladėlės. 2 panašios į naujas, viena nelabai. Kodėl 3? Nežinau, turėtų būti bent jau 4. Ir, žodžiu, dalykas paskutinis, kurį iš čia ištrauksiu, yra triušis, juokauju. Dar viena įrankių dėžė, kurioje yra buvusios pelytės. Ir gal vienas dalykas, kurį matau, kuris įdomiai atrodo ir gal pakankamai geras yra, tai tik tai šitas. Radau dar 2 stabdžių šlangutės. Žodžiu, iš bagažinės turinio atrodo, kad buvęs savininkas buvo pasiruošęs viskam. Atėjo į parduotuvę ir sako, duokit man viską, kas genda dažniausiai, ir po 2. Daugiau nieko įdomaus šiame automobilyje nesuradau. Ir sekantis mūsų etapas, matyt, mes einam ieškoti šilumos. Radau visiškai naujus 2 kažkokius tai pagaliukus. Pasigūglinau, ką šitie 2 pagaliukai reiškia ir čia pasirodo yra originali žigulinė diagnostika. Nešildo pečiukas, reikia padaryti taip, sakė, 3 kartus. Cin, cin, cin ir va, viskas iš karto. Traukia čia. Va čia va kažkas. O čia va. O, viskas supratau, все, atsijung. Aš kaip žinodamas apsilankiau oficialioje Lados parduotuvėje, išleidau lygiai 16 eurų ant tepalo filtro, oro filtro. Kiek kolega išleidote ant tepalo? 3 eurų. 3 eurų ant tepalo? Tu juokauji. Ir svarbiausias dalykas, aš sumeluosiu, jeigu pasakysiu, kad čia yra mechaninis termostatas kažkoks tai? Ne. Čia pečiukų junginė, ten troselį reikia kažkokį tai pajungti. Vas čia kažką reguliuoja. Yra tarpinėlės, 4 varžtai, einam ardyti ir einam ieškoti šilumos. Aš šiaip šiknarankis. Tai gali būti, kad kažkas ir sulūš. Viskas, ko mums reikia, tai kryžminio atsuktuvo. Paėmiau 2 kryžminius atsuktuvus, kad būtų greičiau. O nebus taip, kad ten dabar bėgs vanduo? Bus, Ignai. Bus taip dabar, kad ten bėgs vanduo, bet bus po to užtat šilčiau. O! Eik! Nu kaip taip gali nesisekti? Ta sėdynė gali pasislinkti kažkaip? O. Aina kaip per sviestą. Na, tu čia dar tik tai bardačioką atsakinėjai? Ne, jau ten prisukinėjau. Kaip čia patogu. Su mano dabartinė sėkme, tai šiandien arba rytoj turėčiau gauti ukolą iš šikną, nes kokią nugarą surakins ar dar kažką. Važiuojam toliau. Užsirašykite į sąrašą, ką reikia įsigyti. Būtinai keletą patogesnių žibintuvėlių. Nes čia šūdų krūva. Šitos mašinos be keiksmažodžių neįmanoma sutaisyti. Va, varžtas neatsisuka iškart. O, iškart sukasi. Nežinau, šitus varžtus reikia atsukti, bet suku. Kažką čia ne tą atsukau. Ai, va. Yra tikimybė, kad dabar kažkas gali sulūžti.
Nu, o va dabar va prikolų bus čia. Eik tu sau. Tai čia iš anos pusės atsukti šitą reikia? Taip, 4 varžtai sakė. Tai kaip jį atsukti? Tai kaip čia tokį dalyką tie inžinieriai galėjo padaryti? Va, mūsų problema yra štai čia. Va šitas va dalykas nevaikšto, o va čia yra tas dalykas, kuris reguliuoja ir jisai gyvatė yra užkirmijęs. Ir kas baisiausia viso šito dalyko yra, kad aš paėmiau ant 9 rakčiuko, iš tikrųjų reikia ant 10. Nuimt tai nuimsiu. Bet ar vat pastatysiu, aš nežinau. Taip, šitas atsisuka, viskas ok. Bet kaip prie to kito prieiti? Aš neįsivaizduoju. Čia reikia. O taip kažkaip? Ne, nu čia šikna, aš neįsivaizduoju. Kaip čia prie jo prieiti? Žodžiu, teko imtis kraštutinumo. Žiūrėkit, kokie hamutai. Nežinau, kaip lietuviškai hamutai iš tikrųjų vadinasi. Jeigu kažkas žino, tai parašykit komentarį, kaip hamutai lietuviškai. Savarža? Kaip? Žodžiu, va tokie va dalykai, ne ypač smagus. Reikia va čia va, darbiškai išsiardyti. Svarbiausia yra nepamest varžto. Aš žinau, kad jūs komentaruose parašysit, kad ten reikėjo tą padaryti, tą. Čia dar metalas viduje. Matau tą varžtą. Dabar suprantu, kaip prie jo prieiti. Taip, teršlė 10. Per ilgas ir galbūt teliko ten. Ramiai. Mes netenkam jos. Mes netekom jūs. Tu supranti, kame esmė? Man dabar nereikia to varžto atsukti, todėl kad jisai kartu su šlanga išsitrauks. Va, štai tas gyvačiokas, kuris man visą šitą laiką nedavė šilumos ir jūs įsivaizduojat, jisai išsijudino ir pradėjo veikti. Tai mes jį tik tai greit persirinksim. Šiaip, jeigu būtumėm normalūs, tai galėtumėm eiti prie stalo viską daryti, bet kadangi esam nenormalūs, tai to nedarysim prie stalo. Šiaip, kad būtų dar fainiau, visą tai geriausia būtų atlikti kokio daugiabučio kieme. Tai surinksim ir tikiuosi šilumoj važiuosim. Manau, kad gerai. Ką, eime? Galėtų biškį šlangą timtelti save. Va, viskas, atsistu. Nu viso. Dalbas. Eik. Tarpinės neįdėjau. Šiaip iš tikrųjų ta sena tarpinė taip gerai stovėjo, kad jos galbūt net nereikėjo keisti. Tai va, tai dabar dedame naują tarpinę. Dabar dedame vėl šitą špinčpelį. Antrą kartą sekasi. Negalėčiau pasakyti, kad šiek tiek geriau. Taip, tas šūdas užsidėjo. Aš tikiu, kad po sunkaus darbo bus labai smagu su ją važiuoti šilumoje. Taip, tas špinčpelis užmautas. Dabar liko varžtą šitą prisukti. Ir man tai nepavyko ir dar pamečiau tą šūdą. Tvaju. Radau. Va. Jeigu blogai surinksiu, tai bus blogai, ne? Praėjo daug valandų iš tikrųjų, kol buvo pasiektas pusėtinai norimas rezultatas. Aš kaip tikras Žigulio vairuotojas dabar turėčiau padaryti. Baigiau mašiną taisyti. Va, kam šitas dalykas reikalingas iš tikrųjų yra. Va. Dabar yra svarbiausia patikrinti, ar niekas nevarva. Bet davai dar vieną dalyką padarom prieš užvedant mašiną. Oro filtrą pakeisti. Nu ir kaip manot, kas ten gyvens? O ten, manau, gyvens. Šaibos čiut neišsilakstė. A kokį kvapą benzino jaučiu. O viešpatie, nu tai kur jinai tau čia važiuos, kad tu nori? Tu pažiūrėk, kas čia darosi. Pravalysim. Gana, neišsijausk. Padok filtrą tėvai geriau. Visiškai naujas už 3 eurus filtras keliauja štai čia. Čia viskas tvarkoje. Spėju, šitas turi būti čia. Lengvų rankos mostų prisukame. Blemba, kaip norėčiau nuvažiuoti su žegu. Žinai, ką padaryti? Ant ledo pažvėjoti. Pasidarytumėm skylę salonį ir iš vidaus žvėjotumėm. Čia viskas. Įrankių nėra, bet reikia užkurti ir patikrinti, ar niekas nebėga, neleidžia. Bet jeigu jisai nešildys, lemiamas momentas. Biškį atitraukiau ten va tiek va. Nebėga. Čia iš kažkur rūksta, bet čia normalu. Čia nevarva. Lemiamas momentas. Sausa. Suku bardačioką ir keliaujam į lauką tikrinti, ar viskas tvarkoje, ar iš tikrųjų mašina šyla. Gesinkite, gerbiamas kolega. Kas ten rūksta? Nu, aš manau, kad ten prikapsėjo, kai numinėjau šlangas. Ten drėgmė. Gesintuvas kur? Yra gesintuvas? Yra. Nieko baisaus. Viskas idealino, profesionalino, kaip sakant. Kol kas atrodo viskas lyg ir atsistoja į savo vietas, bet
trūksta kažkokios tai detalės. Ai, dar vienas toksai pagaliukas turi būti. Tai čia dvigubas bardačiokas. Čia va bardačiokas, čiagi tas 200 svinys. Tai jau lemiamas momentas. Reikia ištestuoti pečių, ar jisai tikrai šildo, tada per naujo pasijungti diagnostiką ir nustatyti vieną dalyką. Labai patogi vieta, va čia va pirštinės pasidėta. Dabar jau išmokau, kaip reikia daryti. Neišmokau. Ką, varom į lauką, reikia prašildyti variklį, ką čia dabar tai šilta garažė. Rakto bijo! Tie lemiamas momentas. Olio pripūstė, tu žiūrėk čia kaip. Kokia faina čiotko mašina, va. Kas įdomiausia, kad padangos tikrai dar pusę velnė. Haha! Eurika! Kažkas vyksta! Nepatinka, va. Tik šilumą padaryk ir iškart jau patinka. Nu ką, niekiam šeštas, o ne, ženkliai geriau. O tarp kitko, prieš pirkimą, ką reikia padaryti? Mašiną būtinai pasitikrinti. Vienas iš išbandymų buvo patikrinti automobilį per Car Vertical, pažiūrėti, kokia jo iš tikrųjų yra istorija. Tai lengvų rankos judesių susivedėm VIN kodą ir toj pasitikrinsim automobilį, ar kažką pamatysim, ar jisai labai ilgai yra stovėjęs ir mes jokios informacijos negausim. Šiandien visai netikėtai pamačiau, kad mūsų buvusi savininkė yra 23 metų gimimo. Jai buvo jau virš 60 metų, kai jinai įsigijo 89 metais tą automobilį. Ne, 95 rugpjūčio 11 yra išduotas dokumentas. Aš manau, kad jisai labai ilgai yra stovėjęs. Nežinau, ar jau buvo kažkokia tai internetinė sistema, kur buvo galima pamatyti automobilio istorijos. Ir ką jūs galvojat? Automobilio rida paskutinė fiksuota yra 2016 metais 47 000 kilometrų. Dabar panašiai ir yra. Tai jisai nuo 2016 metų praktiškai yra nenaudojamas. 89 sausio 1 yra registruotas. Daugiau jokių blogų dalykų nesimato apie automobilį. Nei daužtas, nei rida sukta, nieko. Tvarkingas Žigulys atstovėjęs ilgą laiką garaže. Rida tikra. Davai, burniauta. Yra gerų naujienų, pečių šildo, bet yra dar vienas dalykas. Tu eik iš šitos pusės, o mane virbalai veda į ten, į vairuotoją. Kodėl nebedega raudono lemputė? Kas per nesąmonę? Gerai, diagnostiką palieku mašinai ir lipu lauk. Žinot, kam šitie reikalingi? Kad rajone va tai va pastovėti. Žodžiu, labai susitapatinau su šio automobiliu. Šiandien nemažai laiko praleidome prie jo. Liko pakeisti tepalus iš planuotų darbų. Pečiukas sutvarkytas, oro filtras pakeistas, tepalo filtras ir tepalai dar liko nepakeisti, jos reikia pakeisti. Šitos darbus greičiausiai atliksime rytoj ir rytoj jau kibsime prie pirmojo išbandymo. O šis išbandymas bus, pamatysite, už kelių minučių. Visio, šiandienai tiek. Antra diena, vėl valom Žigulį, vėl varomės į garažą. Kodėl? Todėl, kad vakar jau sutvarkėm šildymą, važiavau namo, užvažiavau į degalinę, užsipilti kūro. Kol pylėsi kūras, automobilis tiesiog paėmė ir užgeso. Inžinierinis stebuklas. Ir sugedo. Ir nebevažiuojam. Eina savo. Tik pagir, kad sutaisim. Kas stebit mūsų Instagrame, turėjot matyti. Kameros neturėjau prie savęs, negalėjau nufilmuoti. Žodžiu, turėjau su savim boosterį, prisikūriau ir kažkaip davažiavau iki garažo. Pamatavom krovimą. Ir pamatėm, kad automobilis negauna pakankamai krovimo. Tai greičiausiai yra sugedęs generatorius. Tas gedimas galėjo atsitikti dėl to, kad automobilis ilgą laiką buvo stovėjęs ir nenaudojamas. Dabar kaip panaudojom šiek tiek, šepečiai, šepetėlį ir kaip jie ten tie susidėvėję. Varomės vėl mašiną į vidų, maunam generatorių, bandom taisyti. Šiandien iš tikrųjų planavom, kad važiuosim daryti pirmosius išbandymus, bet dėja išbandymus kol kas gauname mes, o ne Žigulys. Vakar su Žiguliu nuvažiavau gal kokius 2 kilometrus ir aš supratau, kodėl žmonės pastatydavo Žigulius žiemai į garažą ir su jais nevažinėdavo. Todėl, kad jis realiai neapšildo normaliai langų. Pasigaunasi va čia va, centras, tik tai šitą, kad pučia ir neatšildo lango normaliai. Tai realiai čia ir čia turi su skuduriuku valytis, kad kažką matyti. O dabar bandom mauti generatorių, pasižiūrėti, kas yra jam ir tikiuosi, kad šiandien pavyks sutvarkyti automobilį
ir dar šiandien bent kažką padaryti. Matau, generatorius štai čia yra apačioje, matau, kad dirželis nėra pakankamai geros būklės, bet manau, kad mes to jį nusimsime ir pasižiūrėsime, kas čia kaip yra. Nu ką, kimbam į darbus. O, taip Žigulys mums parodė. Kaip taip galima buvo sugalvoti pliusą ant 10, o minusą ant 12 prisukti? Čia paskutinis kartas, kada perkam tokią nesąmonę. O, akumuliatorių reikia pastatyti krauti. Šiaip iš tikrųjų Pirikų pasakė, kad akumuliatorius naujas. Bet aišku, nieko keisto, kad jisai išsikrauna, todėl kad generatorius neduoda krovimo normalus. Viskas, ką aš matau, ko man reikia, tai greičiausiai didelės teršlės, prailgintuvo ir 16-17 galvutės. Kaip senelis sakydavo, Auri, neskubėk ir būsi pirmas. Nu ką, po geros valandos pagaliau generatorius yra nuimtas, bet susidūrėm su kita problema, kad jisai neišsiema per viršų. Yra pasirinkimas arba nuiminėti aušinimo šlangą, kuri greičiausiai po to pridarys problemų nuėmus, arba nuimti variklio apsaugą, kuri yra iš 3 dalių. Ateik parodysim generatorius kaip guliu. Nepasiduoda gyvačiokas. Lendam po mašiną. Žodžiu, yra tikimybė, kad šita apsauga daugiau niekada čia nebeatsistos. Kažkas vyksta, netrukus turėtų būti rezultatas. Eik tu peklon. Aš taip tikėjausi, kad jinai iš 3 dalių, bet dėja aš klydau. Jinai metalinė. Ir jinai nueina ten toliau. Man reikia 13 didelės teršlės. Ačiū. Yra vienas niuansas, apie kurį norėčiau jums papasakoti. Aš kai pirkau šitą automobilį, galvojau, kad bus žiauriai smagu, kad važinėsim, šersim, dar kažką darysim. Galiausiai iš garažo net išvažiuojam normaliai. Aš dabar suprantu, kodėl tėvas sakydavo, jeigu nori važiuoti, turi mokėti ir taisyti. Puvieko gabalas. Nu ką, dabar eikime toliau. Jei, das ist fantastisch. Ką, pasikeiskime dabar poziciją, bandykime ištraukti generatorių. Laidai atjungti, mes išeinam. Kas čia? Čia yra generatorius. Kodėl jis toks didelis? Kodėl jis toks didelis? Todėl, kad jis krauna akumuliatorių. Aš tai nežinojau. Va dabar žinosi, prisimink, kaip atrodo generatorius, gerai? Nieko nuostabaus, kad jisai normaliai nekrauna, todėl, kad jisai visas oksidavęsis. Šiandienai matyti tiek, šiandien yra šeštadienis, generatoriaus niekur nerandam, oficialiai parduotuvė šiandien nedirba, dirbs tik tai pirmadienį, tai greičiausiai pirmas dalykas, kurį mes pirmadienį padarysim, tai nuvažiuosim, nusipirksim generatorių. Nu ką, atrodo viso? Aronai, tėvo kepurę padok. Važiuosim testuot mašinos. Ką, viskas, reikia dėti akumuliatorių. Akumuliatorius šiek tiek pasikrovė. Labai tikiuosi pamatyti skaičius 13,8. Akumuliator. Aronai, 10 ir 13 kilpinius rakčiukus atnešk akumuliatoriui pajungti. Ačiū. Sve. Į vietą padėk. Ačiū tau labai. Nu ką, lemiamas momentas. Viskam pasiruošta. Aš manau, kad šis automobilis ką tik pabrango kokių 5 eurų. Žiūrėk, čia turi būti 13,8. Jeigu bus 13,8, reiškia važiuosim. Laikyk. Jėga. Važiuosim į kaimą. Varom test drive daryti. Davai, varom. Šok vidun, čia. Važiuojam pratestuoti automobilį, ar viskas tvarkoje ir mes ar tikrai galėsime įvykdyti savo visus iššūkius.
Panašu, kad niekur nevažiuosim. Kaip Vilnius, taip iškart brangiau. Parduodam maistinės bulvės, būna dar ne maistinė. Startavom šiek tiek aštriau neįprastai ir kažkas plyšo. Labą dieną. Radau skelbimą, kad bulvės parduodat. Turėsit dar 500 kg.